Taip. Labas vakaras visiems, dar kartelį, kai šiandien prisijungia. Tai vakaro šiandienos tema bus placentos serija. Tai prisimena oda jaunystę ir leiskite placentai veikti. Kuo ypatinga ši serija ir kodėl ji sulaukia iš tikrųjų daugiausiai dėmesio iš klientų, nes tikrai yra viena perkamiausių. Ir kaip naudojant visus šios serijos produktus gauti patį geriausią rezultatą, juos derinant, naudojant tarpusavyje, nes produktai yra pagaminti sinergijos principų, vienas kitą papildo. Ir todėl mes, taip sakant, galima gauti daug geresnį rezultatą, nei naudojant tik po vieną produktą. Tai truputėlį plačiau apie šitą seriją, jos produktus, nes turim tikrai čia labai plačią seriją. Ir trumpai, man labai šiandien patiko, radau tokią mintį ir pasidalinsiu. TNT produkcija naudojami rūpestingai parinkti aktyvūs ingredientai, kurie yra ne tik efektyvūs ir saugūs naudoti kosmetikoje. Laboratorijose biomedžiagos yra apdorojamos paliekant tai, kas vertinga, ir pašalinama tai, kas kenksminga ir nesaugu. Patys populiariausi gyvūninės kilmės ingredientai TNT produkcijai yra placentos ekstraktas, sraigių mucino sekretas bei gyvačių taukai. Kuo ypatingas sraigių mucino sekretas? Jis yra išgaunamas nepadarant jokios žalos sraigiai. Sraigės yra patalpinamos į specialų besisukantį konteinerį ir sukimasis jas skatina išskirti streso gleives, kabutėse streso. Pačios sraigės jaučiasi taip, tarsi važiuotų linksmaisiais kalneliais. Gyvatės taukai naudojami TNT kosmetikoje yra išgaunami iš labiausiai pavojingos rūšies gyvačių mamušė. Kuo gyvatė nuodingesnė, tuo turtingesnės savybės ji suteikia kosmetikai. Ir labai plačiai taip pat naudojamas yra placentos ekstraktas. TNT kosmetikoje taip pat naudojama avies placentos ekstraktas. Naudojama ne pati avies placenta ar kažkokia atpjauta avies ėriuko dalis, nes su gyvūnais visiškai nėra pas mus jokių bandymų ir iš gyvūnų nėra išgaunama. Iškart po avies gimdymo paimtos placentos ląstelės, kurios vėliau yra specialiai paruošiamos, kad būtų galima naudoti kosmetikoje. Nei viena avis, nei vienas ėriukas šioje procedūroje nenukenčia. Nes tikrai kyla klausimų, iš kur tas ekstraktas, iš kur čia yra išgaunama. Tai tikrai yra paprastas atsakymas tiek dėl gyvačių, tiek dėl sraigių, ir kad niekas nenukenčia šitoje vietoje. Tai aš labai džiaugiuosi ir džiaugiuosi klientėmis, kurios pastoviai sugrįžta, iš tikrųjų perka šios serijos produktus ir kad jie tikrai išsiskiria ir sudėtimi. Aš pakeisiu kitas skaidrę. Šiandien tik tai 2 skaidrės. Ir kas sudaro šitą seriją? Placentos yra veido odos šveitiklis, pilingas be granulio. Būtent veido serijos pilingas, mes kitus pilingus turim universalius, jie yra rankoms ir kūnui tinkami, o čia yra būtent šios serijos pilingas skirtas tik veidui. Vėlgi labai švelni konsistencija, lengvas neutralus kvapas. Iš tikrųjų, man labai patinka produktai, kad mūsų yra dauguma, praktiškai jie yra neutralūs kvapai, jie nedirgina. Galbūt tikrai yra žmonių, ne visiems gali tikti, nes mes esame visi skirtingi, bet tikrai viena einamiausia, perkamiausia serija. Tai vėlgi pradedam nuo pilingo, tai pašalinam negyvą odą ir kuo jisai yra kitoksai, akimirksniu mažina raukšlelių gylį, lygina odos tekstūrą, atstato natūralią spalvą. Tibetoje žolelių ekstraktas minkština ir gausiai drėkina veido odą. Tai mes net nejaučiam to išsausėjimo. Tai nuvalom su pilingu. Tonikas. Vėlgi šiandien dar irgi radau ir tokį filmuką pasidalinau. Matosi, kad tonikas yra ne vandens konsistencija, jisai yra skaidrus, bet jisai yra toksai gan tirštas.
Ir ją labai nedaug reikia, ilgam užtenka ir pasidalinti daugiau. Kuo ypatingas tonikas? Lucentos veido tonikas neturi alkoholio ir parabenų. Jis švelniai ir efektyviai veikia odą, produktas švelniai ir kruopščiai pašalina valiklių likučius, makiažo daleles ir perteklinį riebalinių liaukų sekreciją nuo odos paviršių. Tai nepalieka lipnios plėvelės ir tempimo jausmo ant veido. Aktyvios sudėties dėka tonikas prisotina odą gyvybine drėgme, palaiko sveiką pH balansą, pagreitina ląstelių atsinaujinimo procesą, sustiprina ir prailgina antrinių priežiūros priemonių poveikį. Naudojamas ryte ir vakare, prieš kremą, prieš serumus, atstato veido pH iš tikrųjų ir tonikas, kaip aš sakau, yra pats svarbiausias dalykas mūsų veido priežiūroje, nes mes norim, kaip būna, sako, man sausa labai veido oda, ypatingai dabar, kai yra šalta, tikrai ne viena klientė. Inesa, biškutė atsiprašysiu. Užmutink kažkas nemoka išjungti garso, pažiūrėk gerai. Kiekvieną prašymą dėmesį. Kažkas gal žinai nemoka, nes įdomu ir sunku klausyti. Taip, užtildžiau yra. Gerai. Taip, tonikas pats svarbiausias mūsų veido priežiūroje, iš tikrųjų, kas naudoja, tikrai žino ir nesusiduria. Aš netgi mamai turėjau priminti, dabar, kai buvome susitikusią savaitgalį, sako, man Inesa kažką tais reikia, nes mano, pažiūrėk, kokia čia mano tokia labai sausa, tokia pleiskamoja oda. Sakau, mama, tu palies mano veido odą. Sakau, žinai, ko tau reikia? Reikia pilingo. Nes ji naudoja toniką ir naudoja jinai kremą, jinai naudoja prausiklį, atrodo, bet, va, pavyzdžiui, pilingą, sako, aš neturiu pilingo. Na, va, sakau, reiškia, tau reikia jau įsigyti, turėti naudoti, nes tu pajusi, kaip pašalinti negyvą odą, tiesiog nebeliks ant veido odos nereikalingo to negyvo sluoksnio, o toliau tonikas, serumai, kremas mes maitinam ir drėkinam odą ryte ir vakare. Tai ir tiesiog ir klienčių suaktyvėjimas yra, kad sako, yra jautresnė oda, yra sausesnė. Ir kai paklausiu, būna kitos tikrai toniko nenaudoja ir klausia, kam jis yra reikalingas, tai yra tikrai tada įkeliu atskirai apie toniką, ką jis daro, kad jis pagrindas. Mes, kai nuplaunam veido odą, vanduo išsausina, pasikeičia pH, mums reikia atstatyti veido odos pH ir paruošti veido odą kremui. Ir kadangi mes ir tos likučius visus pašalinam, jeigu naudojam makiažą, jeigu ne, tai tiesiog prisotinam tonikų odą ir dedam kremą. Daug mažiau ir kremo reikia. Taip pat dar šios serijos labai tokios išsiskiriančios savybės yra ne tik placentos ekstraktas, kviečių gemalų aliejus, hamamelio, propolio, alavijo ekstraktai, hialurono rūgštis, tocopherolis. Ir ką daro tos priemonės, netgi pasirodo daromi moksliniai tyrimai ir tikrai yra įrodyta, kad placentos serijos atitinka žmogaus odos ląstelę ir tiesiog skatina ląstelės greitesnį naujinimąsi, bet turi būti, kaip ir va čia yra visa serija, naudojant visos serijos produktus, akivaizdžiai matosi tas efektas daug greičiau, negu naudoti po vieną produktą. Taip, toniką pakalbėjau. Toliau mes turim šios serijos 3 veido kremus. Vienas yra drėkinantis, maitinantis, kitas yra nuo raukšlių, išlyginamasis, turim toninį kremuką su spalva, 2 spalvų, ir turim paakių kremą su tokiom tokiom kaip granulytės, kaip kapsulytės. Ir kiekis labai didelis, 50 gramų, tai tikrai galima naudoti ryte, vakare sąžiningai netaupant, nes jo tikrai labai ilgam užtenka. Tai kuo skiriasi kremai ir kuo jie ypatingi, tai būtų, aš susidėliojau šiek tiek, kad nepamirščiau, nes čia jų nei vienas yra. Drėkinantis ir maitinantis veido kremas giliai įsiskverbia į odos ląsteles, atkuria odos drėgmės balansą, naikina odos pleiskanojimą ir tempimo pojūtį, grąžina odai gyvybingumą, elastingumą, apsaugo nuo senėjimo ir raukšlių. Labai efektyvus, rekomenduojamas sausai ir mišriai odai. Šiaip dabar tai tikrai vienas populiariausių kremų, nes odai reikia ir drėgmės, ir maitinimo, tai moteris renkasi ryte naudoti šitą kremuką. Atkuriamasis veido kremas nuo raukšlių.
jo dėka sudėtyje esančių maistinių medžiagų avių placentos ekstraktų, vitamino E ir C, fibrino kremas grąžina odai gyvybingumą, elastingumą, neleidžia susidaryti raukšlėm. Ir prie šito kremuko yra netgi ant pačio kremo rašojo, kad mažino raudonį. Kas turi raudoną, kapiliarus išoriškai, ir turiu klientę, kuri pastoviai perka šitą kremuką, tikrai sakė, kad jai jis ne tik kad tinka ir patinka, bet sako, man akivaizdžiai, aš matau, sako, kad yra sumažėjęs ir šitas raudonis. Toliau lyginamasis kremas, kuo jis ypatingas, tai sudėtyje yra amino rūgštys, fermentai, vitaminai A, D, E, C, B1, B2, mikroelementai, Q10, interferonas. Tai yra viskas, ko reikia odai. Kremas išlygina odos reljefą ir spalvą. Labai efektyvus, kas turi randų, likusių po spuogų, inkštirų. Ir taip pat šviesina odą, kas liečia pigmentaciją. Tai tuos kremukus tarpusavyje galima keisti. Nes nėra ten, kad būtų diena, rytas, vakaras, dauguma, aišku, renkasi rytui drėkinantis, maitinantis, o vakare jau gali būti ar tai nuo raukšlių, ar tai išlyginamasis, juos mes galim tarpusavy keisti. Ir iš po kremo jau kas norim drėkinančio, maitinančio kreminės pudros, tai yra avytės kremas su spalva, taip ir vadinasi kremas su spalva, nes jis yra tirštas, jo konsistencija tiršta, nedaug reikia. Ir vėlgi reikėtų eksperimentuoti, žiūrėti, kaip yra geriau, nes yra vienoms labai patinka iš po toniko užsidėjusi dieninio kremo susigėrus jau deda jos šitą kremuką su spalva, o kitos moteris tiesiog jos sako, aš nusiprausiu veidą, užsidedu toniką ir aš jau deduosi tą kremą su spalva, nes man labai gerai, man taip užtenka. Tai tiesiog sakau, esame individualiai, bus kam nepatiks. Įdomiai su tuo kremu dar yra, kad jisai tinka tam tikroms moteriams, kurios turi mišrią odą. Yra, kurioms netinka. Tai tiesiog, jeigu yra galimybė išbandyti, tai, nes yra mergaitės metinukus, kurios daro, tai tiesiog tada klientas tegu pabando ir jeigu jam patiks, jisai nusipirks, jo labiau, kad jisai tikrai nėra brangus, kainuoja 9,40 €, nemoka ten 50-60 € ir tikrai vienas perkamiausių, man tikrai nemeluoju ir, kaip sakant, dėžėmis keliauja šitą seriją, labai mėgstama mūsų klientų. Ir kuo skiriasi, kuo ypatingas šitas su spalva kremas, tai kad jisai tiesiog ir paslepia, raudonį tai tikrai labai paslepia, daug nereikia, vienas sako tepa, kitas netepa. Aišku, jeigu mes norim kažko labiau, kad mums irgi lengviau ant veido odos jaustųsi, tai tada yra ir kitos serijos produktų. Bet šiandien kalbu apie šitą kremuką, tai tikrai yra vienas toksai einamiausias. Ir paakių kremas iš šios serijos, matau, liko. Vienas perkamiausių ir daug pagirimų sulaukęs paakių kremas su placenta pakiams nuo raukšlių. Jis drėkina, labai drėkina odą, nes turi mikrotokių kapsulyčių ir mini raukšleles tą gylį jų sumažina. Kremą, kurį sudaro mineraliniai komponentai, tiesiogiai veikia odą, išlaiko visas naudingas savybes, veikliosios medžiagos giliai įsiskverbia į odą ir visiškai absorbuoja. Gelinė kremo tekstūra akimirksniu atgaivina ir daro paakių odą elastingą ir standžią. Tai būtų jojobos esteriai. Puikiai įsisavina į odą, minkština ir maitina. Nes maždaug 1/4 visos žmogaus odos susideda iš lipidų, susijusių su jojobos lipidais. Sudėtyje yra vaško esterių, kurie veikia kaip natūralūs drėgmės faktoriai ir regeneruoja odą hidrobalansas. Turi amino rūgščių, kurių struktūra panaši į natūralaus odos kolageno struktūrą. Todėl jie atkuria jo elastingumą ir padeda išlyginti raukšleles. Ir dar pasakysiu tokį dalyką, kad ši serija labai nemėgsta būti šiltoje temperatūroje. Plius 22, 23, 24 jau šitą seriją skatina sugesti. Tikrai yra ne viena moteris, kuri
nenaudojo kremo paakių. Pavyzdžiui, tikrai buvo draugė, man sako, Ines, sako, tu pažiūrėk, sako, ar galėtų tas kremas sugesti? Sakau, žinoma, nes taigi tai yra šituose kremuose, kalbu apie paakių kremus, tai yra natūralūs konservantai, čia yra labai mažai, ta prasme, ta sudėtis yra tokia, kad jų neišlaikysi labai ilgai, tiesiog yra jau nuo atidarymo yra terminus, per kiek sunaudoti, o jeigu yra namuose labai karšta, šilta, tada laikykite produktus ar tai spintelėje, ar tai šaldytuve, nes kaip ir parodo kokybę. Jeigu produktas jisai genda, reiškia, jisai turi daug gerų sudedamųjų dalių, tas pats yra ir su sraigių serija. Mucinas, jisai, jeigu pameti kamštelį, jisai suges per 2-3 dienas. Tai tiesiog, aš manau, tai yra geri produktai ir dar galiu pabrėžti, kas ten jau analizuoja sudėtis, nes aš jau tikrai tenais nesu chemikė, kaip sakant, ar fizikė, bet reikia žinoti, kad yra gerieji ir blogieji tiek parabenai, tiek konservantai, tai tikrai ne vieni mokymai buvo ir anksčiau, ir mums kalbėjo kosmetologės apie sudėtis, kad mūsų kosmetikai yra naudojami gerieji konservantai, kad negestų produktai, ir gerieji parabenai, kurių reikia vėlgi išlaikyti, nes produktas, jisai nėra 100% visiškai natūralus, nes realiai jisai sugestų. Mes atidarom, panaudojam 2 dienas ir jisai būtų jau sugedęs. O kadangi tai yra konservantai, jie padeda išlaikyti produkto ir kokybę, ir tą laiką, juk jie nėra ilgam laikui, mes tiesiog juos sunaudojam. Tai apie šitą seriją būtų tiek, nes turbūt apie visus produktus papasakojau ir galim tiesiog padiskutuoti, pasidalinti savo patirtimi. Kas naudoja, kas išbandė, gal yra kas nenaudoja, tiesiog, kaip visada, galima plačiau pakalbėti. Jo, aš Inesai sakau, kadangi tai yra perkamiausia linija, tikrai merginos turės atsiliepimų, nes aš nematau, kiek čia mūsų yra, kas čia mūsų esam, tai aš galiu pasakyti tik tiek iš savo patirties, kad tai buvo pirmas mano veido kremas, kai aš susipažinau su šitą kompaniją, ir tuo metu jis man tikrai nebuvo pats pigiausias pasaulyje, bet šiai dienai aš galvoju, kad jis yra toks perkamas galbūt dar ir dėl kainos, nes man trupučiuką jame kas nepatinka. Intensyvus kvapas. Jisai nėra blogas, jis nėra bjaurus, bet jis yra intensyvus. Ir mes su Rasa labai dažnai padiskutuojam, kad esame jau tiek išsilepinusios, tiek pripratusios prie tų bekvapių kosmetikų, kad ten, tarkim, sraigė, ar kad ir klaidanas, jis toks lengvas, kad toksai tikrai pakankamai geras kvapelis jau man yra traktuojamas kaip virš. Ir dar vieną dalyką pasakysiu, kad, pavyzdžiui, yra 2 atspalviai tono, ne? Ir